Gavau klausimą, kaip ašgi atsidūriau Italijoje. Tai va, iškart po mokyklos pradėjau dirbti Lietuvoje. Vienoje įmonėje praleidau 5 metus. Tada, kai užkniso, mečiau darbą, pasiėmiau dviratį ir pasileidau į Europą. Apiminiau berods pusę Europos, ten gavosi apie 8000 km. Žodžiu, 2 mėnesiai. Grįžau namo, tada svarsčiau, ką čia toliau veikti, pabuvau 2-3, gal kokį mėnesį. Nusprendžiau vykti į Olandiją, nes pasirodė, kad ten labai gerai dviratininkam ir šiaip man patiko, kai ten myliau. Tai va, nuvykau į Olandiją dirbti, tenai praleidau 3 metus, berods, 3 metai. Tai va, einant 3 metam jau gavau žinutę, taip iš niekur nieko, nuo mano buvusios merginos, su kuria draugavau dar mokyklos laikais. Ji gyveno Italijoje. Ir taip susirašinėjom gal kokius 3-4 mėnesius, 4 berods. Tai va, rašinėjimas, kaminėjimas ir panašiai. Ir jo, nusprendžiau mesti darbą į Olandiją ir važiuoti minti į Italiją. Ir va, Italijoje aš jau beveik 4 metus, turiu šeimą, gyvenam 3 ir labai laimingai gyvenam. Gaila, kad tenka įrašinėti visą šitą balsą per naujo. Tai va, tokie vaizdai mano šiandien buvo minant į darbą, šuniukas. Tikiuosi atsakiau į klausimą. Iki.